Sukas laikrodžiai vis greičiau, kalendorių jau lapų mažiau, bet neverta dėl to liūdėt, reik gyventi ir mylėt. Jau išaušo laukta diena, susirinko draugai šeima, yra torto vėl žvakutės, tu užpūsi kaip kadais. Su gimtadieniu tau linkim laimės ir gerų dienų, laimingos akys švyti tarp gėlių, džiaugsmingai nuskamba valio. Su gimtadieniu tau milijonas meilės bučinių, dangaus žibintai kyla lyg žvaigždžių, ir šventė visas stebuklų. Gėlių puokštės, laiškai, SMS, šiandien nieks nepamiršo tavęs. Jeigu buvo pilkų dienų, padovanosim tau daug spalvų. Kas praėjo, kas bus, negalvok, šiandien laimiai nusišypsok, ir kol sukasi žemė ratu, laimę džiaukimės kartu. Su gimtadieniu tau linkim laimės ir gerų dienų, laimingos akys švyti tarp gėlių, džiaugsmingai nuskamba valio. Su gimtadieniu tau milijonas meilės bučinių, dangaus žibintai kyla lyg žvaigždžių, ir šventė visas stebuklų. Su gimtadieniu tau linkim laimės ir gerų dienų, laimingos akys švyti tarp gėlių, džiaugsmingai nuskamba valio. Su gimtadieniu tau milijonas meilės bučinių, dangaus žibintai kyla lyg žvaigždžių, ir šventė visas stebuklų. Alfreda, aš jums savais žodžiais, gal savo žodžiais, ne iš atviručių. Alfreda, gyvenimas bėga labai greit, nesustabdomas, bet tegul tavo širdėje būna vis laik vasara. Neskubėk žengti į rudenį, neskubėk skaičiuoti metų. Tegul tavo jubiliejų šiandien, ta graži proga, aš iš visos širdies linkiu džiaugsmo, sveikatos, kantrybės kelyje, namuose, didžiulės palaimos Dievo tau. Ačiū labai. Aš kadangi nemokus. Kai kvepiančiai žiedais pasipuoš namai, artimi draugai ilgiausių metų linkės, šventinė nuotaika užburs lengvai ir džiaugsmo ašarose širdį. Begalinės laimės būna kupina tavo auštanti diena. Geriausi linkėjimai nuostabaus jubiliejaus proga. Pustukas glaudžia močiutę, močiutė tai pasakos ilgos. Raudonos agelės ant smilgos, gėlių daigeliai sužėlė, lelyčių margi drabužėliai, močiutė mamytės mama, močiutė namų šiluma. Oi, kaip gražu. Aš irgi savo žodžiais nemoku, tai čia paskaitysim. Suspindėk mūsų mamą kaip saulė, virš pavasario sodų baltų. Mums nušvieski kelius per pasaulį, atminimais vaikystės dienų. Tu esi reikalinga, mamytė,
Ne tik mums, bet ir mūsų vaikams. Lyg paukščiukai aplink jas sutūpė, tavo meilės lyg duonos vis lauks. Na ir kas, kad visi mes suaugę, savarankiški metų kely, bet tavų patarimų sulaukia, pasijumta dvasia stipresni. Miela mama, esi mums svarbiausia, vien tik rožių puokštė, tau didžiausia. To niekas neploja. Nulaikau. Ir jau tai priklauso ir vainiks. Žalių lapų nėra, tai iš tokių. Čia kaip šūba. Čia daug darbo. Ko nežinau. Nu, va, bendravardis, nežinai, kaip čia jo dabar tiepsi, kaip čia. Nieko čia nėra. Taip. Mano baldas. Ai, vardu. Tik tai vardas, aš maniau. 80 metų kaip tą vardą turi. Ką jūs man čia taip nužiūrėjau, man 18. Ką aš maniau šiaip sau, kaip ir pačiu. Taip visą laiką, tai gerai, pigiau kainuos. Nu, pigiau kainuos. Sėskit, prašom, va čia prie tėtis. Skanusnės tikros salas. Aš bijau alaus irgi gerti, nes man čia satais visas ten. Gal baltas kiek nebūtų. Tikriausiai nemaišyt, bet. Alaus, pradžioj, tai reikia alaus. Aš vieną išmūčiau, tai dabar jau. Negers alaus, taigi pradžioj. Nu ką, Ošiu, liepė man paskaityti. Padėkite stikliuką. Tau, Ošiu, linkiu sveikatos. Ir tegu visi pamato, kad kur Ošė, ten ir žentas. Ir tada čia kartais šventam. Iš kitų žodžių, nedegliuota rožė pokščių, ne karalius aš esu. Ačiū tau už pritarimą, nesikišiu iš tiesų. Labai Na, įtariam už tai, kad nebūtų dyglių. Sakė, kad rožės be dyglių. Rožės be dyglių, kad būtų. Aš neklausiau. Galim Na gerai, pavasarį linkėsim vaisingų. Per kaziuko vaisingų. Ne, kad nesantuokinė būtų. Močiutė, tau pavasarį šilkai pinsiu į dainą, žalias vasaros saulė apgaubsiu pečius, tegu rūtinė vėtras svajoninė gairios, tegu žydinčia sodų ramybės tau bus. Ten, močiutė, nešu savo ilgisi baltą, per palaukės medžius ir per pievas gėlių. Tau iš meilės nunersiu svajonę apsiaustą ir uždėsiu ant sentančių tavo pečių. Daug dienų ir dar metų močiut tau linkiu, daug sapnų iš jaunystės močiut tau nešu. Išgeriam ir bus uždrausta skaityti. Ne, nu tai žlimbin. Tai gal jie rakai, džiaugs. A, nu tada gerai, galėsi tas skaityti. Taigi prasiverksi. Prasiverksi, tai kaip prasigeri, jūs prasiverksi. Mindaugai, kai norėsi pravykdyti, paimsi raštą, perskaitysi. Piliko paskaitysi verks. Tegu rauda valandą kokią. Pagėdos,
Kiti pačių. Žiūrėk, aš šitą tai nepažįstu. Čia tokia lygiai. O iš pagurklas atpažinau. Čia dainas. Čia ryčių vakar. Oi, kaip gražiai gitarą atrodo. Čia mane iš pašto ištraukė. Ištraukė. Aš nežinau iš kur. Seniai. Čia viskas, čia prireičia vakar. Damantė, vis mes čia esam. O žinai, kiek su nuotraukom dirbai tu puhui. Visą vakar dieną abidvi dirbau. Bet tai naminį būdu, ne? Naminį. Tik pirkam saldainius, pirkam atos, buvom su kaišėm, blėt negražiai atrodo. Bet tai va, padariau, žinai, kaip va. Aukso dar žodžių tokių, žinai. Žiūrėk, aukso puolė, čia mačiutės tiek fragmentų vakar dalį. Tik pažvelki, mama, mes seniai užaugom ir įskridom paukščiais iš tavų namų. Tik tai tu, mieloji, gimtą lizdą saugai, kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu. Tau atrodo, vakar dar maži bėgiojom, tu glaudy kiekvieną prie savo širdies. Aukso puodą šiandien mes tau dovanojam ir ilgiausių metų norim palinkėti. Tavo aukso puodė yra 29 199 dienos. Pragyventas. Tu tiek pragyvenai. Tiek daug? Tiek daug. Nu, tik kaip aš šitą 18 metų tiek pragyvenau. Kaip surašyt, a kiek tam ryšinių metų yra? Čia dinamitų, sakė, Cigaretėm daryti, dabar yra gilzų pirkti. Mūsų kaimynus, tų gilzų prisiperka vakai, daro tos cigaretės. Mažytą galės rūkyti ir eurais kvies. Jeigu nelaimės, aišku. Nekainuojami pinigai, čia yra tiesiog susiskaičiuok. Čia dainiukas. O Jėzus, čia gintarė. Iš kur čia visus? Kas mėlyn? Čia Raimu, ne, čia Domantė. Kas mėlyna nosą, ne? Tada tokia šūda nebuvo. Nu, negal. Doliukas. Ne, tu toks senas, už man senesnis. Spalvų prie veido netinkas. Čia dainiukas. O tai mus rasit nors vieną? Yra, minus ant viršaus buvo. A, mes pakavojom, vien Mindaugo 3 buvo. Tai Mindaugos 5 bus. A, čia katras dalis, ne? Nu, prigalvota. Rožinė? Raimonda. Tai iš tolo Tu matai. tokia graži. Bet iš kur toks aukso puodas? Bet iš kur čia? Kas čia Raimonda? Pasūgiu. Kas čia? Čia Gita. Čia Mindaugas. Kas čia autorius bus? Reikia sužinoti autorių. Autoriai, va sėdė. Autoriai. Ne, aš neįkūriau. Jie kokškai. Vykit man į stalą. Seneliau. Įvė toks pat, nerodys, mes pastalą. Labai gražus. Kur aš nesu. Bet mes su tėti iš arti nelabai gražu. Nes aš toliau gražis. Iš toliau reikia žiūrėti. Prigalvotume. Čia kartuoja. Čia kas Raimonda? Domui gal čia. Raimonda. Gita, iš toli gal višinės gražus. Jo, arba panamsi. O, čia aš. Aha, Damantė. Gita yra. Va. Reikės talko daryti kažkokio tai. Žiūrėkit tai. Taip gražiai žiūrė, nu kam pajūdinai. Tai mūsų narys, šeimos narys. Taip, jie labai protingi. Jie labai nori tiek jų. Va čia gal reiks operacijų daryti. O kas? Guziukas. Šuniuks įkanda. Ai, dabar koks surimbėjimas. Kanda, matomai, gal aš nežinau, buvo nuverus kažką anksčiau, tu tą, kai pradėtas guziukus, o dabar žiūriu, kad didėja liktai. Reikės vežti pas veterinorių viršų pervas, kad nebūtų vėžiukus koks.
gražų ir prasmingą gyvenimo kelią. Buvai visada įvykių sukūry, pradedant mokyklos tėvų komiteto pirmininkė, gėlininkų grandininkė, invalidų draugijos pirmininkė ir dar daug kur. Ir dabar sulaukus tokio garbingo amžiaus dalyvauju ir gatvės komiteto veikloje, vadovauju ratelę, kolektyvui. Tačiau, kad ir kiek bebūtum užsiėmusi, tu visada atrasdavai laiko ir šilumos mums, savo dukrams ir anūkiams. Žentams. Ir ne žentams, jo, visiems užtenka. Ir kiekvienas užsukęs į jūsų kiemą visada išeidavo paguostas, išklausytas, pavalgydintas, pagirdytas. Tavęs net nereikdavo prašyti, tu pirma pasiūlydavo žmonėm pagalbą, ar kastylius kairiukui, ar pavėliukui kažką, visur matydavai, visur girdėdavai, visur. Ar žentų alaus? Na, o žent tuščių dėžių pristatydam pilnu kiemą, čia neišvažiuodam su mašinu. Jis pro visus vartus uždaryti važiuodavo. Ir nepykdavo, nebardavo. Jėzu, kaip jie kentėdavo, būdavo Mindaugas. Važiuoja su mašinu į kiemą pro uždarus vartus. Neišlipi iš mašinos. Žmona atneša senelį miegą. Į lovą. Prie lovas. Atsėdo ant lovas ir girdo. Nemiega senelį. Labiausiai prisimenu tą. Mačiutė Rafaelas. Rafaelas. Prisivalgiau Rafaelas. O dabar nebe Rafaelas. Nebenieka, dabar sako kobra. Pabrungala, pabrunga. Sakė kobra, atvežė. Dabar kapalų kobras padovanoju. Pirkės atvežė, paskaityk, sako, va, labai gerų kvepalų. Pavadinimus kobra. Kobra. Sako, tai kas aš kobra? Bet skanus kvepalai. Palaukit. Ai, prašau. Atsiprašom. Tokių į galą oficialių dalis atsipalaidavę per daug. Tai va, mama. Žinau, kad norėjai, kad tavo mergaitės būtų geriausios pasaulyje. Kai supuodavai mūsų savo glėbyje bemiegiamis naktimis, norėjai mus apsaugoti kiekviename gyvenimo žingsnyje. Norėjai apsaugoti mus nuo to, kas pritvindytų mūsų akis ašarų, nuo nemigo naktų, nuo to, nuo ko mums skaudėtų. Mama, tu norėjai, kad išsipildytų mūsų visos svajonės. Bet mūsų svajonė buvo ta, kad tu būtum laiminga. Na ir manau, kad išsipildė mūsų svajonė. Na, tikrai laimingas žmogus. Jo. Matom. Dar kantrybės. Jūs abu su tėčiu esate puiki komanda. Paremdami vienas kitą pečiu, paėmę už rankas. Jūs esate puikus pavyzdys mums ir mes labai didžiuojamės jumis. Būkit laimingi. Bet kartais reikia. Palauk. Aš jums pasakysiu dabar irgi. Tai dabar išgerkim, jau išgerkim. Palauk, aš dar pasakysiu ant mono. Sakė, nuėjo pas daktarų. Jam išrašė vaistų. Sesutė gal noriu tave pasveikti. Palauk, nereikia. Dabar išrašė vaistų, jis pareina namo. Dabar jis, sako, patrink ten. Ne, sako, ai, žmonai, spjauk man ant nugaros, sako, patrink. A tas kaimynas sako, a tai kodėl? Tik sako, mano žmonos nuodat geresnį už gyvatės. Ten didesnį vaistai kaip gyvatės nuodai. Jūs mano tėtė kviečia šokti. Einu, bet aš
Korime melį. Gersim pieną. Gersim šaltą pieną. Žinau. Smulkis, tiek jis gražiai smulkiai pjausta. Į ką be paims tą padarys, nu tokia tvyka gabūnus. Į tokią darbštumą jis ten. Bet toks tikslumas. Bačko, atnešiau bačko krano, leisti alų, mačiut daug skuduro. Krano viso nuvalė iš viršaus. Nutrynė, nuvėdama, ką bus šaus. Tas broliukas. Aha. Bačkas. Kasdien maudasi, kasdien... O, tai jau pedantas tikrai. Pasum bačkos gitos daržaveikos švarius, ten uždėmtos rusy. Išnešė visas, išplovė švariai, sušepėčių iš viso Ir greitumus, ir darbštumus, jau ir viskas sugeba. Elektra, stalčius, ko bereiktų. Bet va gerai, jaunė, kaip sako, padėjot, jūs įsitvirtina, kažkaip jauniem nesunku, ne nuo šaukštą pradėjo gyventi. Aš sakau, Gintarė, ačiū Dievui, gal, kaip sako, gal Dievas atlygina už tą vaiką, už tą pravargą 5 metus dieną naktį. Mes vargam iš... Ašaros visiems buvo. Ir dabar, kad atsiuntė Dievas tavo tokį gerą berniuką tikrai. Bet viskas, statybose, ar kad tik sveiki būtų, sakau, kad tik... Nu jauni, da. Universalus, kaip sakė. Aha. Statybose, taigi nupusė, gražus, ten kunigs atvažiavo šventį tą namą. Pažiūrėjau, kaip čia gražiai rengtas. Jau ir įsirengė viską. Ne, kai nusipirka. Kai nupirka. Kaip gražiai, sako, visur gražus. Jis atvažiavo. Viskas sienas daloj, rastas palika, langus išplėšė vis velniop, duris visai kitur, pertvaras visas, grindas išplėšė metro iškasė žemėse, šito grindinio apšildymo, vidaus, nebe kapitalinta naujos statybos. Iš laukavitas lentelės nuplėšė, apkalė dabar mediniam lentom tokiom. Ir iš vėdos apšildė, ir iš oro apšildė. Ir stogo viso naujo pakeitė. Nu visko. Nu matai, jis buvo užsidirbęs Anglijoje ir dar turėjo namą pasistatys. Nu ne visiškai remtas, bet va pardavė tą namą, nu tai va, dabar sukloja vis pinigės. Ir į Gintarę, ir jis. Bet taigi... Nu bet va, jau turės visam gyvenimui. Jau turės ir draugam pasirodyti, ir nu tai jiem jau užteks dabar. Jau jiem užteks. Tas grindis apšildymusi. Gaisris rado šiukšlyną ir surado bonkeriną, išragavo į klavilką, nuvažiavo karvė nemoka dviračiu važiuoti, karvė nemoka padangų pumpuoti. Čia yra mamos sesers sveikinimas. Kiek daug metų praėjo, galėjo nebūti kartu, kai girdžiu tavo mielą balselį, nuoširdumą aš tavo jaučiu. Kaip norėčiau atiduoti savo širdį, tyrą meilę, tau sesutė nuostabioji, tad rašau tau šitą fėlę. Tavo gėris prasiveržia, iš širdies gelmių jaučiu aš, kai išgirstu tavo balsą, tavo šypseną matau
taip apsiženijau. O, tai sakė, 7 dienoj tik priėjai. Aš ne anas, kur su grendim vaikšto nosį. Pabijojai, kad vaikų neturėtume. Tai ką, negerai? Gerai, galėjai pirmoj prieida broliukų turėtumėm. Pakits prie. A ką šers? Žodis močiutėj dabar. Nebežinau. Nekiek tau žodžių. A ką sakys? Na, padėku, kad čia visi susirinkam. Ačiū labai, kad visi Gali susirinkat. atsistoti, geriau matyti iš tavo kostiumėlį. Liktai, kad aš dabar sakyčiau ačiū, kad susirinkat, prašom namo išeiti. Mes dar neįsim. Ačiū labai, kad susirinkat, kad pagerbėt mane, mano tokį mažą jubiliejų prisiminėt. Labai ačiū visiems. Kaziukui, Reginutei, Daliukui, Ačiū, Žandutei. Artūras, vat man Artūras vardas. Ai, užmirštai Artūrą, tą maišau. Man. Savo kaziukui. Atskirai kaziukui. Ačiū, kad atėjai, nepasitikėjau. Po 12 savo kaziukai. Kad pabuvai, kad mane pasveikinai. Gintarytė, ačiū tau labai, tau daugiausia su Dainiuku abudu labai daug padėjai. Už kepsnius ačiū. Ir už viską, ką padarėt. Ir už viską, ką padarėt. Mes buvom asistentės tau, Dainiau, tu Dainiau. Ačiū Kitutė su Mindaugu. Nors tu kobrą man padovanoja, bet vis tiek, nu aš pabūsiu kobrą, bet vis tiek aš gera. Gera kobra, gera. Tai va. Nu, ačiū visiems. Ir prašom pakelti taurelę už tai, kad mes kartu visi. Jeigu jau taip, tai už padėkavojimą. Aš čia atsistoja visi tada. O gal ir ilgiausia naktą su dainuot dabar. Aldas, kaziuką kardijonais užduos. Ne, čia be manęs akordinistų bent daug. Yra. Bent tą Reginutę gražiau. Reginutė. Nu, prašom iki dugno, jeigu mane gerbėte. Labai gerbėme. Labai gražiai. Lygiai taip pat, aš daug gerų žodžių norėjau palinkėti Alfredai, mūsų gerbiamam jubiliatui, kaip sakė, gerbiamai šeimai. Bet vat neišdrįsau, nebuvo tokio momento, kad atrodo, va, kaip biškeliuku įkalė, bet tas jau yra naujo vėlokai. Bet geriau vėliau negu niekad atsiverti širdį visuomet reikia žmogų. Nes čia visi dukriukai, anūkai, visi, kaip sako, visa dinastija giminų. Mes tik va su Regina čia vieni, du svetimi žmonės. Geriausi draugai. Geriausi draugai. Labai ačiū už tai, kad padarė. Ir labai ačiū jums tuo pačiu noriu pasakyti, stipriai sakydamas, kad atleisit, kad aš nemokėjau pasakyti. Širdį aš daug tų gerų žodžių, gerų padėkos tikrai noriu pasakyti, bet ne man Dievo duota, kad aš galėčiau juos įsakyti. Sakyk, ačiū ir... Jau Raimondai teisingai pasakė, kad ačiū ir visą, kaip sako, atleisit. Nes aš vieną situaciją buvau tokiai patekė, sako, bet Kazimierai, mes supratom, ką tu nori pasakyti. Supratom. Tai man atrodo, kad jūs supratom. Taip, supratom. Ir aš supratau. Ačiū išgersim. Pasakė, daug tu man esi pasakė, būdavo, alūtį padarai, Kazį atvažiuok, mes pasėdame į mašiną, prink, kaip tu tas eik? Paistri. Paistri, ir šabala.
Jis man bačkelį, toj mum 5 litrų įdė. Geriau už Bet niekada nebūdavo, kad su ko stalo be manęs. Visada būdavo pakviečia mane. Ir aš patekęs parvažiuoju. Ar jau svarbiausia, kad tik alų? Ne, Šiandien, ponė Freda, atleisit, neturiu teisės į jūsų daržą akmenėlį mėtyti, bet kaip jau būna alaus košimas, jeigu Kazimieras, jau Freda įsimė. Nu, jie paskasiuko alaus koštį, jau potė tai važiuosim, kaip man patinka šviežus alaus, tai
lazdele. Nepamiršiu aš jos ašarų, žvilgsnio nuo savo švelnaus. Juk žinau, aš žinau, atsibodo, laukti grįžtančio savo sūnaus. Aš žinau, atsibodo, laukti grįžtančio savo sūnaus. Laukti savo sūnaus, kur žadėjo, iškeliaujas į laimę parėjai. Nugalėjo, akis pražiūrėjau, iš žvaigždynos teleise vagarai. Iš žvaigždynos teleise vagarai. Apkabinčiaus raras viską ir nušluostyčiau ašarų kelią, atsiradusias skruostą raukšlę. Ir nušluostyčiau ašarų kelią, atsiradusias skruostą raukšlę. Sūnaus jaunėliai, neperžengs tavo slėpsnį trobeliai, nepažvelgs jis daugiau į akis, nepažvelgs trobeliai, nepažvelgs jis daugiau į
Jam prita restigos ispano, artisto vaikščiojančio vieno. Aš dėsiu drauguži už tave, stipriąją jūreivišką ranką. Ir kviesiu išgerti bokalo, pirmin su mirtim lenktyniausiu. Ir kviesiu išgerti bokalo, pirmin su mirtim lenktyniausiu. Gyveno, mylėjo, audringa jūreiviška siela, jam pritarė stygos ispano, artisto vaikščiojančio vieno. Jam pritarė stygos ispano, artisto vaikščiojančio vieno. Ačiū. Kaziuk praleidai. Sienų išpiešti lakosai, rimuoju graži pardavėja ir girdi dainuoja matrosai. Rimuoju graži pardavėja ir girdi dainuoja matrosai. Labas, čia iškart filmuojat? Kaip filmuojat? Va. Labas, iškart filmuojat. Labą dieną, labą dieną. Labą dieną, labą dieną. Šaukštai po pietų. Kodėl? Nu, tik šeštadienį buvo mano diena. Svarbu, visi metai šie. Šie visi metai. Žodžiu, tik sakysim vėliau, dabar tam kartį. Kaip jūs mediciną? Tu tai pasimertų, bet visien reikia oficialiai. Nu, tai ką dabar daryti? Jėzus, šaliukas darytas, reikia kad Kazi, paimk savo striukę ten pakabinu. Nu, jau nekliūna, čia kitas tausniai pakabinu. Į tavą, ne vien man. Nu, niekam sušalas. Tu vien nelauk. Nieko neįvėt.
Nu, kad ne. Visų laukia, kad Visų reikia. Nebuvo galima. Ovežas. Ačiū. Kad neužmiršę kaputę. Gerai. Šitą žukui ne. Žukai parkliai. Aš žvengsim. Čia jeigu tik geros avežos, tai labai gerai. Praeitą savaitę man reikėjo jų. Ar jau bučiuotis ar dar ne? Ar rengtis ar dar ne? Rengtis pirm, paskui bučiuoti. O tai gal pirm nesirengtis? Paskui bučiuoti. Paskiau bučiuoti. Danguolė jau yra? Šilaim palangė. Gali pasidėti Miela Alfredutė, bėga valandos, dienos ir metai, barstė obelis sodas žiedais ir riedėjo gyvenimo ratai, nepažįstamas laiko keliais. Nuvingiavo vaikystės takeliais, nuskubėjo jaunystės pėdom, o į žydinčią vasarą žalę įsilėjo skambiausiom dainom. Jubiliejiniai metai tai puokštė nuostabiausių laukinių gėlių. Tegul rieda gyvenimo ratai, nepainiu ir gražiausiu keliu. Nuoširdžiai linki visas ratelio kolektyvas. Ačiū labai. Ačiū. Miela Alfredutė, nors ir nelaukinės gėlės, bet priimk nuo mūsų šitas gėlytės. Būk graži, skaisti, žydinti visą laiką. Ir labai ačiū, kad tu esi mūsų dvasia, mūsų ansamblio širdis. Nors tu norėjai atsikratyti to, bet visien ir palieka. Tegu popierizme būna vienai, bet tu taip ir likai mūsų ta pagrindinė. Ačiū labai, kad esi, ačiū, kad dainuoji, ačiū už viską. Būk sveika, laiminga, ilgų dar gyvenimo metų. O čia aš noriu irgi teikti tokią meilės eliksyrą, žinokit, po šaukštą rytą ir vakare į parpietus. Tik gerai vėšiasi sanatorija. Jo, man mus neišvažiuodavo į kurortą, aš ragausiu vienas. Ateisime pas tos. O, ateikit ragauti. Nu, prašom, sėskitės. Dar norim sugėduoti ilgiausių metų šitai gražiai poniai su gražiai jubiliejum ir kad visą laiką tokia būtum gražiai žydinti ilgiausių metų. Ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų, linkimės. Laimingų metų, laimingų, laimingų metų, laimingų. Sveikatos metų, sveikatos, sveikatos metų, sveikatos, sveikatos metų, linkimės. Dievo palaimos prašomės, Dievo palaimos prašomės. Pagal tradiciją ilgo reikia. Valio! Labai trumpa valio. Smarkiai nereikia kaimyną neišvalyti. Aš per daug reikia asmeniškai nuo savęs, kad nebūtų ilgi vakarai čiulpti. Tai čia į grot gali dėsi. Sveikatos, tik sveikatos.
Kilai, klupai, nepabūgai audrų, vėtros buvo nebaisios, nes šeima ėjo kartu. Šiandien jau krikštauja, žaidžia, ruonukėlis paja, o plaukuose sužygo sidabrinė gija. Nėra. 80 metų nuvingiavo tolyn, kelias ilgas, slidus, veda vėl pirmyn. Aš norėčiau, kad jūsų šeimos židiny nestiktų šilumos, neužgestų ugnis, kad rūpesčiai jums nepalenktų pečių. Laimės, džiaugsmas, sveikatos, ramybės, dievulė palaimos linkim mes visi. Prašom dabar už tas palinkėjimus. Oi, ne, man va. Iki to Gerą žodį, Kitą metų, 5 metų. Užtvirtinam. Susitikime. Ateisim visi su savo sumuštiniais. Nu jau negerai. Su savo mašelėm. Būsim su lasdytėm. Taip ir užtvirtinam. Būsim su lasdytėm. Aš skilandė. Aš Aš irgi pasiruošiu tik kibinus, aš čia Kas už tai, kad susitiktume kibinus ruošiu, nes tik šiandien mes įtertėm tos knygos ketvirtadienį važiuoju per mūsų svarbu. Kibinus vėl šitą. Sėdėsiu, reikia kažką valgyti. Šiandien užsivažiavimą varto reikės kiek man pusėdėti. Tai čia va dabar šitą progą ar bus. Čia paskirstyta Panevėžiui yra 19. Panevėžys visą važiuoja daug autobusų ir važiuoja... Dana, reikia, nu taigi matai vėl Pabaig! Nu nežinau. Pabaig! Ką pabaig? Nori susitikti po 5 metų visi išgeri. Greitai geriau. Aš Vadovite, jūs ateisit po 5 metų, mums priminsit visas senas dainas. Mes ateisim su lazdėlėm. Jau kiek po 50 metų. Šiandien naktį tiek Paskutinis mergaitės, dainas dainuodamas, užmigo šoferis, namo važiuodamas, dainas dainuodamas, užmigo šoferis, namo važiuodamas. Mes esam šiaurės krašto, netoli nuo Grančino. Šitą būtinai išmokti. Pakartok. Dar kartą. Mes Netoli nuo Grančino, mes geriam rudą alų, vartojam Sachariną, dumba, merginas sėdžio grūdas, alio valgo vandelė, alio alūtis rūdas. Įsižeidęs
savo skambelė daina. Meilės daugiau nežadėjo. Žūtė pareisiu. Eikš pas mums. Kad tik suprastų, kad apkabintų ir paklaustų švelniai. Pavargai, nekomanduotų, už mane nespręstų. Tau tas gerai, o šitas negerai. Man reikia tiek nedaug, kad retkarčiais atjaustų, kai skauda, kai gyvenimas nemielas, kad ranką draugiškai paspaustų, jei netektis aptemdo sielą. Turiu aš savo veidą, savo kelią, tikslą. Nenoriu būti minioje, kaip ji, kaip jis. Noriu, kad protas visada išgirstų, ką tyliai šnabžda jam širdis. Norėčiau visą laiką nors mylėti, be sąlygų, be klausimų, už ką myliu, nors vieną žmogų žemėje turėti, kurį vidurnaktį galiu pašaukti vardu. Argi aš daug prašau, kad tik suprastų ir paleistų, kada laukinis vilkas kaukia manyje, kai siela vėjais veržiasi į laisvę, nevaldoma, nepažabojama, tačiau labai pažeidžiama. Skamba mūsų dainelė, o daug metų ilgų, ilgų, sodžių sudemas mena, kad sudaužime bokalus, lalutės putoja, per piliakalnius ir šilus, tegu skamba daina. Valio, 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 valio,
100 lygiai. Ant senelę kuprosų dinkim. Sveikinam, atjūtį. Ant 100 mėnulis jūsim. Pareiškim. Kelsim ir daugiau kartų. Ir 100 kartų kelsim. Sakant į kartą. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.